Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip galima susikurti tokį dalyką kaip Winlockeris. O tas dalykas Winlockeris tai yra toksai. Tikriausiai matėte visokių cheat gaudytojų movie, nu žodžiu. Pamatysit, kas tas yra. Ir visų pirma, mums reikia išjungti antivirusinę. Tai nėra virusas. Ir tada jau pasidarys tokia ikonėlė. Ir tipo sako, kad ten cheatai atidaro. O ten visi šoka tokią lentelę, vienas užblokuoti. Aš kadangi žinau kodą, tai aš nebijau šitas programos įjungti. Štai to atsirestaurins. Štai ir dabar tikriausiai norit, kad parodyčiau, kaip jį reikia susikurti. Tai visų pirma, labai patartina pasidaryti sticky notes tokį su Winlockerio slaptažodžiu, kai leisit, kad prisimintumėt, tai aš irgi pasidarysiu. Štai tokį. Taip. Va. Nu štai mano toksai slaptažodis yra Winlockerio. Ir dabar parodysiu, kaip jį susikurti. Kaip ir sakiau, antivirusinė turi būti išjungta. Tas taip atrodys. Antivirusinė turi būtinai išjungta būti, nes tada mes kad virusas, nors tai nėra virusas, paleidžiam, run. Ir va čia žiūrėkit. Čia galima pakeisti tipo žinutės, va čia yra. Aš čia parašysiu Windows užblokuoti. Nu čia nebūtina keisti, galima palikti. Ir kodėl mums rodo klaustukus, dėl to, kad čia yra rusiškas Winlockeris, kitokių nėra. Tai va, tai čia rašysiu. Štai taip, o čia rašom. Galim taip, čia galim parašyti. Taip, ir čia galim pasikeisti šitą patį, kaip įjungs. Aš šitą naudoju, bet galima neonight ir garnet. Nu, aš pasidarysiu neonikt. Čia slaptažodį, čia galima random, bet nesiūlyčiau. Čia paleisim irgi tokį slaptažodį, koks yra šionai. Čia kiek kartų galima bus įvesti slaptažodį, aš padarysiu 3. Ir čia nieko nekeičiam. Ir spaudžiam šitą, ne šitą, bet šitą. Ok. Ir kažkur mums tą Winlockerį padarė. Va, matom, jisai bus pavadintas build visados. Galim šitą uždaryti. Ir galim jį pervadinti. Tarkim. Žodžiu, kokį čiterį gaudo tokį ir daro tą. Pavadinimą ir dabar aš jį galiu atidaryti. Tai bandom. Ir štai tikrai peršiks. Čia rašo, kiek liko laiko, čia kiek liko kartų. Čia rašo laiką kompo, čia kiek liko laiko iki išnešimo. Nors čia, čia irgi laiką, gal, nežinau, čia data. Nu ir čia yra mygtukas ištrinti Windows, o čia atblokuoti, tai aš įvedu kodą. Galiu neteisinga, va, taip pačiai neteisingas kodas. Oi, spaudžiam čia, ten kad ištrinti. Ir mum atsiblokavo. Yra dar kažkokia versija ten, kur išmeta juoda, būna ir raudonas raidės, tai ten netikėkit, ten yra feikas, grynas. Ten aš tiesiog restartavau kompiuterį ir man nieko neatsitiko. Tai gaudykit cheaterį su va tokiom programom. Ir visų gero, iš kur parsisiųsti šitą builderį įdėsiu į descriptioną. Ir kartuoju būtinai išjungkite antivirusinę.
Va, matot, disabled, o jeigu įjungsiu, žiūrėkit, kas bus. Jeigu bandysiu atidaryti šitą, žiūrėkit. Va, tokį jumes ir tada antivirusinį. Čia jeigu atidarysi tą folderį, irgi jums išmes tokį. Lentelę turėtų, va. Nes čia Turajan sukūrėjas, va, vėl. Tai va, jeigu išjungėt, viskas ko puikiausiai veikia. Va. Tai su jumis buvo Domas Team, seniai nekuriu video. Ir šį kartą dėsiu nors nieko, tai viso gero. Subscribe, comment, like ir viso gero.